atsinaujinęs, sustiprėjęs ir subrendęs Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Jonavos skyrius skelbia apie pradedamą rengti 2011-2015 metų veiklos programą. Balandžio pabaigoje įvyko Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Jonavos skyriaus visuotinis narių susirinkimas, kuriame patvirtinti nauji skyriaus nuostatai, atnaujinta skyriaus valdymo struktūra ir išrinkti pagrindiniai valdymo organai. Skyriaus pirmininku perrinktas Dainius Kižauskas, sekretoriumi patvirtintas Paulius Astromskis. Pasak Kižausko, liberalų sąjūdžio Jonavos skyrius įsikūrė 2006 metų iškart po steigiamojo liberalų sąjūdžio suvažiavimo. Susibūrė jaunieji centristai, liberalai bei kiti aktyviausi jaunimo visuomeninių organizacijų nariai, kuriems liberali ideologija ir ši jos pakraipa yra įdomi ir patraukli veiklai plėtoti. Jonavos liberalai pradėjo savo veiklą 2006 metais, kada kūrėsi liberalų sąjūdis. Tai tuo metu mes, kaip irgi iniciatyvinė grupė nuo Jonavos, važiavome į steigiamąjį suvažiavimą ir dalyvavome kartu steigiamajame partijos suvažiavime. Nuo to ir pradėjom. Pradėjom kviesti naujus, jaunus narius, tiek skelbdami viešai spaudoje, tiek kalbėdami su draugais, su artimais jaunimo pažįstamais atstovais, tiek su pažįstamais Jonavos rajone, su ko kartu čia augom, ar tai mokykloje pažinojom ir panašiai. Nuo to ir pradėjom veiklą. Tai į mūsų, tą vadinkim, Jonavos skyrių pradėjo jungtis tokie kaip iš buvusių jaunųjų centristų judėjimo jaunimo atstovai, iš liberalų, iš tam tikrų visuomeninių organizacijų atstovai, kurie norėjo veikti, kažką reiškiasi parodyti, kad gali padaryti Jonavos rajono labui, miestui, kaip jaunimo atstovai, kad iš dalies ta jų veikla netapo kaip hobis. Pajaučiau, nes į vakarai susirinkdavom, tai ne vien tik tai reiškiasi diskutuodavom kažkokiais sudėtingais klausimais, bet tai būdavo paliečiamos įvairios temos. Ir jaunimo užimtumo klausimai, tam tikrų organizacijų veiklos stiprinimas ir iniciatyvų parodymai ir panašiai. Pirmieji nuveiktai darbai – dalyvavimas 2007 metų savivaldybės tarybos rinkimuose. Politinės jėgos lyderis pripažįsta, jog nelengva buvo išeiti į viešąją erdvę. Be to pernai liberalų sąjūdžio Jonavos skyrius dalyvavo Europos parlamento ir Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Liberalų sąjūdžio kandidatas Leonidas Donskis tapo europarlamentaru. 2007 metais dalyvavome pirmą kartą savivaldos rinkimuose Jonavos rajone. Sunku buvo, pripažinsiu, nieks mūsų nepažinojo, jauni, nepatyrė, taip mus įvardino, bet per rinkimus gavom 288 rinkėjų balsus ir visiškai nuo to mums nenukrito optimizmas, energija, tikėjom, ką darom ir šį kartą, vadinkim, ateinantiems rinkimams jaučiam sustiprėjimą, pagyvėjimą, naujų narių prisijungimą. Be to labai mums padėjo dar sustiprėti praeiti Europos parlamento ir Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai, kuriuose mūsų nariai dalyvavo apylinkių darbe, aš pats apygardos darbe. Po rinkimų Leonidas Donskis, taip pat liberalų atstovas, tapo europarlamentaru. Tai šitie visi dalykai, jie reiškiasi įkvėpė toliau tikėti, ką veikiam, kad galim kažką daryti ir eiti į priekį. Liberalų sąjūdis siekia, kad priimami sprendimai būtų palankesni rajono gyventojams. Liberalų sąjūdžio Jonavos skyriaus lyderis pastebi, kad kristalizuojasi Jonavos rajono gyventojai, kuriuos domina jų politika. Anot jo pradėjo klausinėti, kur esame, kokie ateities planai, kad galėtų įsijungti į veiklą. Visą laiką iki šiol mes buvome jaunimo darinys. Mums labai reikėjo politinės patirties. Be to atliktas monitoringas, išanalizuota savivaldos situacija, koks rajone tarp partijų pasiskirstimas, koks aktyvumas, kas įdomu rinkėjų, kas apskritai mūsų rinkėjas, kuo galime būti patrauklus Jonavos rajono gyventojams. Artimiausiu metu ruošiamasi pristatyti Jonavos rajono gyventojams, kas planuojama veikti ir kokie siekiai. Pagrindinis tikslas – naujų narių telkimas, rinkimų programos ir rinkimų štabo sudarimas. Pirmiausias tikslas yra kviesti jaunimo atstovus, Jonavos rajono šiaip gyventojus, įmonių darbuotojus, jungtis prie mūsų veiklos, išsakyti problemas, iš problemų ieškoti sprendimų, tiek su mūsų esamais narių, reiškiasi, narių žiniomis, jų gebėjimais, tiek su Vilniaus pagalba ir bandyti ieškoti naujų sprendimų visoje veikloje, rajono savivaldos veikloje,
tiek ir valstybės mastu. Atsinaujinęs, sustiprėjęs ir subrendęs Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Jonavos skyrius skelbia apie pradedamą rengti 2011-2015 metų veiklos programą, siekdami į šią programą įtraukti visiems jonaviečiams rūpimus klausimus. Pradėjom rengti jau susirinkimus skyriaus ir kviestis naujus narius, juos motyvuoti skyriaus veiklai. Dėliojame skyriaus, strategiją ateinantiems rinkimams, dėliojam rinkiminę programą 2011-2015 metams. Programa gimsta tai iš išsakytų rajono gyventojų tam tikrų rūpesčių, problemų, ieškodami sprendimo ar atsakymų bendraudami ir diskutuodami su specialistais. Tai va taip po truputį tas mūsų judėjimas įsivažiuoja Jonavos rajone. Džiugu, kad į liberalų sąjūdžio Jonavos skyriaus veiklą įsijungė patyrę antrą dešimtmetį savivaldoje dalyvaujantis aktyvūs, jonaviečiams gerai pažįstami liberalcentristai, savivaldybės tarybos narys, saugaus eismo komisijos pirmininkas Gintautas Brukas, verslininkas Kęstutis Macionis, gydytojas Giedrius Dulinskas. Į skyriaus darbą taip pat įsiliejo ir Dimitrijus Teslenokas, Audrius Bučinskas, Egidijus Hamanskis, Rokas Lukša bei kiti aktyvūs jauni jonaviečiai. Į mūsų gretas įsiliejo Jonavos liberalų ir centro sąjungos Jonavos skyriaus keli nariai. Tai yra, antrą dešimtį veikiantis Jonavos savivaldoje ir dirbantis, vadinkim, politikas, verslininkas, tai yra Gintautas Brukas. Taip pat prisijungė prie mūsų veiklos iš liberalų ir centro sąjungos Jonavos skyriaus verslininkas Kęstutis Macionis, gydytojas Giedrius Dulinskas. Tai va, kokios mūsų viltis, kad jie ateina su žinių bagažu, su patirtimi, mes pilni optimizmo, energijos ir manau, kad kartu sujungę šias dvi dedamąsias gausime labai gerą formulę, kad atnešime tam tikrą rezultatą rajonui, iš ko galėtume turėti visi geresnį gyvenimą, gražesnį miestą, laimingesnius vaikus ir visus užimtus rajono gyventojus. Tiek darbinė prasme, tiek laisvalaikio. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Jonavos skyrius kviečia ne tik prisijungti prie liberalų veiklos, bet ir prašo bei ragina visus rajono gyventojus, bendruomenių atstovus, verslininkus teikti savo pastebėjimus, klausimus ir pasiūlymus elektroniniu paštu jonava@liberalai.lt arba telefonu 868 08 036. Esame atviri naujoms idėjoms, moderniems sprendimams ir ryžtingiems veiksmams, siekiant visų jūsų gerovės, teigia liberalų sąjūdžio Jonavos skyriaus pirmininkas Dainius Kižauskas.